Vytautas Jogaudų kaime sovietmečio apleistą fermą nusipirko prieš metus. Jaunas ūkininkas nori plėstis ir planuoja ateityje auginti vien tik mėsinius galvijus. Vytautas neslepia, kad daugiausia pinigų išleidžia žemės ūkio technikai. Esą už ES paramą Lietuvos ūkininkai gali įsigyti tik naują brangią techniką, todėl Vytautas apstulbo sužinojęs, kad kaimyninėse valstybėse leidžiama pirkti ir naudotus traktorius. Taip, tai tikrai yra ne ES draudimas, o tai yra Lietuvos mūsų ministerijos toks parašytas įsakymas, kuris tiesiog priverčia ne tik jaunuosius ūkininkus, bet ir kitus projektuose dalyvaujančius ūkininkus įsigyti tik naują techniką. Naujas traktorius priklausomai nuo galingumo kainuoja dešimtis, o kartais ir 100 000 eurų. Anot Vytauto 4 metų senumo traktoriaus kaina 2-3 kartus mažesnė. Jaunas ūkininkas tikina, kad pirkdamas dėvėtą techniką galėtų sutaupytus pinigus išleisti kitur. Jeigu mums konkrečiai būtų buvusi galimybė pasirinkti, mes tikrai būtumėm pasirinkę naudotą traktorių ir dar prie to traktoriaus įsigiję padargų. Naudotą techniką už europinę paramą leidžia įsigyti ne visos valstybės. Senesnius traktorius perka Didžiosios Britanijos, Danijos ir net kaimyninės Latvijos ūkininkai. Žemės ūkio ministerija ginasi, kad Lietuvoje tokios tvarkos neleidžia įvesti piktnaudžiavimo grėsmė. Pripažinkim, kad netgi to pačio modelio, tų pačių metų gamybos traktorius gali būti labai skirtingos techninės būklės. Ir tikrai čia gali būti įvairūs susitarimai tarp perkančių, parduodančių. Žemės ūkio ministerija taip pat baiminasi, kad įvedus naują tvarką Lietuvos ūkininkai pradės pirkti anksčiau už paramos pinigus įsigytus traktorius. Tai esą griežtai draudžia ES. Tačiau jaunieji ūkininkai žvelgia valdininkų klastą. Esą politikai ir stambus technikos pardavėjai galėjo paslapčia susitarti. Mes diskutavom su jaunaisiais ūkininkais, kaip čia dabar ta technikos didieji pardavėjai medžioja su ministerija, kur tai gali būti interesas, bet paaiškėjo šitą informaciją, pasidarė akivaizdu, kad interesai kažkokie matomai yra. Galima korupciją pastebi ir kai kurie Seimo nariai. Galbūt netgi reikėtų paprašyti ir antikorupcinio vertinimo specialiųjų tyrimų tarnybos ir pasiaiškinti tokius dalykus, nes jeigu tikrai buvo kažkokios interesų grupės, kurios dalyvavo ir siekė naudos, tokie dalykai neturėtų būti Lietuvoje. Traktorių, kombainų ir kitos technikos pirkimo taisyklės naudojant Europos paramą prašo 2014 metais patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros programa. Su korupcija kovojančios nevyriausybinės organizacijos akcentuoja, kad tokie ministerijų dokumentai ne visada rengiami sąžiningai. Todėl esą nieko keisto, kodėl ūkininkai įtaria politikų korupciją. Būtina išgirsti, pamatyti pagrindimą, kaipgi buvo nuspręsta, kad Lietuvoje įmanomas tik toks veikimas. Kitaip turim pagrindo manyti, kad galbūt kažkas vis dėlto įvyko neskaidriai. Juolab, kad žinome, jog kai kalbame apie ES paramos skirstimą, dažnai neteisėtas poveikis pasiekia net aukščiausią politinę grandį. Valdininkai teisinėsi keisti porą metų galiojančias taisyklės esą per sudėtinga, tačiau Žemės ūkio ministerija pripažįsta, kad naudotų traktorių pirkimas jauniesiems ūkininkams nepakenktų. Reikėtų pasižiūrėti, aišku, kiek jie naudojamas, ar tai pasiteisino, ir jeigu tai pasiteisino, tai, kaip minėjau, tikrai galim tą padaryti ir Lietuvoje. Iš viso Lietuvos ūkininkams 2014-2020 metais ES skyrė daugiau nei 1,5 milijardo eurų, tačiau programai neįpusėjus ministerijai liko mažiau nei trečdalis, apie 139 milijonai eurų.